Linas su Rūta ne tik šokių partneriai, bet jų ir geri bičiuliai drauge leidžiantys laisvalaikį. Šią savaitę sutikome juos prie ežerėlio, besimėgaujančius vandens sporto pramogomis. Šiaip kiek galima toj salėje sėdėti šiandien dar, bet to tokia įtampa buvo kilus, tai kam ten toliau sėdėti toj salėje, tai atvažiavom truputį nuleisti garą į vandenį. Teiraujamės Lino, kasgi sukėlė tą įtampą. Gal šią savaitę smūgį sudavusios negandos, niekaip neleidžiančios atsikratyti skandalisto etiketės. Pergyvenimai buvo anksčiau ir jie daug stipresni buvo ir nemalonesni. Dabar viskas baigėsi ir dabar aš jaučiu, kad akmuo nukrito nuo mano širdies. O iš tikrųjų tai dėl šokių repeticijų, dėl to, kad kažkas nepavyksta man, atrodo tiek daug dirbu ir vis tiek tas kūnas kaip suragėjęs. Linas patikino, kad šią savaitę jo galvoje vien šokiai ir jokios negandos jo nesustabdys. Tuo labiau, kad praėjusioje laidoje jis juto ir žiūrovų palaikymą. Esu maloniai nustebęs. Iš tiesų ir noriu padėkoti visiems, kurie balsuoja už mus ir palaiko, nes vis tiek tai kainuoja pinigus. Tai labai didelis ačiū.